Labas rytas, pradedam 4 dieną. Tai planas dabar toks, kad važiuoju greitai iki parduotuvės, pasižiūrėsiu, gal galiu nusipirkti kojinių juodų, tada užsuksiu į maisto parduotuvę, nusipirkti guminukų ir visokių nesąmonių, kad turėti energijos, sustojus turėti ką pasnekinti. Ir tada leisimės į 200 km kelionę iki Pak Beng, tai yra prie pat Tailando sienos. Kojinės nusipirktos. Už vieną porą sumokėjau po eurą, bet sakau, koks dydis? Visi vienodo dydžio, sakau, tai gerai, bet koks dydis? Nežinau, tai aš nežinau čia kokio dydžio, bet man atrodo netiks mano kojai. Bet jau geriau juodas naudoti negu baltas, šitų nebus gaila išmest. O dabar lėkiu iki maisto parduotuvės, prisiperku guminukų, šokoladų, sausainių ir važiuojam jau į trasą. Šiandien belenkaip iš tikro nusivėlinu, nes jau yra 10 valandų. O aš dar Luang Prabang mieste. Tai reikės paspausti. Žodžiu, atvažiavau į didžiausią parduotuvę, kokia čia bėra šitam mieste. Nu, ta prasme, didžiulė. Ir pasiėmiau tik 2 pakelius guminukų, vandens. Norėjau dar džiovintų mangų, bet jų tiesiog čia jie neturi. Visko turi, apart to, ko man reikia. Šokolado nepirksiu, nes ištirps. Nu, tai žodžiu, pasiėmiau guminukų, turėtų užtekti porai dienų. Tai lėkiu į kelią, nes belenkaip karšta, aš esu striukęs visko toj parduotuviai. Man atrodo, nelemta šiandien man išvažiuoti. Ta prasme, kažkas nuo buteliuko nusuko kamštuką ar pavogė. Ta prasme, ant kiek reikia būti, kad vogt kamštuką buteliuko. Tai gerai, kad dabar pamačiau neišvažiavęs, tai važiuoju čia į tą servisą, man pakeis tiesiog visą buteliuką. Bet jau pradeda nervuot mane. Sakė, pakeisi naują, bet pastebėjau, nes jau antrą kartą apsitaškau ten tą alyvą, tai biški nervuoja. Tai pakeis ir lėksiu į kelią jau. Tikrai, dabar tai jau tikrai. Tai važiavau šitą gatvę, ieškodamas kelto. Ir va, pravažiavęs šitas mašinas, man reikėjo pasukti dešinę. Bet aš kažkaip nepamačiau, pravažiavau ir paskui supratau, kad pravažiavau. Tai ten bandžiau apsisukti atgal ir netyčia užklydau į kažkokį vietinį dienos turgų. Aš net nežinau, ar ten buvo galima važiuoti su mocu ar ne, bet nurašiau ant to, kad čia laosas ir kad čia taisyklių nėra. Tai tiesiog pravažiavau pro turgų ir paskui galiausiai radau keltą. Pirmas dienos sustojimas, nuvažiuota apie 70 km per 2 valandas. Tai liko 157, 4 valandos ir rašo, kad būsiu be 24. Tai dabar sustojau tokioj va vietoj. Čia upelis teka, ten Buffalo 2. Jo, kelias tai labai geras. Ta prasme, visiškai jokių duobių nėra, tai galima ir paliekti šiek tiek. Tai jo, dabar sustojau, pailsėsiu, užkasiu guminukų ir lėksiu toliau į trasą. Tai vakar vakare baigiau montuoti video ir išėjau dar į naktinį marketą, kad nusipirkti šiltesnių rūbų. Kojinę šiandien nusipirkau, vakar nusipirkau va šitą striukę, kelnes ir viskas. Už striukę ir kelnes sumokėjau 35 eurus. Bet tikrai vertėjo, nes striukė tokia šiltesnė, atspari vandeniui, nepraleidžia vėjo, tai šiandien jau nebe šalta važiuoti. Nu tai
Prisiderinau prie tašiuko, kelnes, striukė, tai dabar visas žalis. Atėjo draugelis vienas. Ir ten vienas dar atėjo. Dar ten krūmuose du vaikšto. Ta prasme, jūs matot šitą vaizdą? Keliu droną. Viskas. Hallo? Hallo? Gas? Hallo? Gas? 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 Ja. Okay. Sai. Okay, oh, two. How much? Okay. Thank you. Trečias dienos sustojimas. Pažiūrėkit dabar su kokiu vaizdu. Ta prasme, nerealiai. Istorija tokia. Važiavau. Žiūriu, kad bakas ties pusės mažėja, žiūriu, kad jau prie raudono. Sakau, tikrai turi būti degalinė, nes užvakar, kai važinėjau, visur kas kokį 20 km degalinės. Ta prasme, visiškai ne problema buvo kuras. O čia dabar važiuoju tais kalnais, kaip nėra degalinės, taip nėra degalinės. Prieš kalnus išvažiavau su pilnu baku. Tai sakau, tikrai užteks. Bet kadangi kalnai yra kalnai, į kalną ryja žymiai daugiau, tai matau, kad tikrai nedavažiuosiu iki artimiausio miesto, kur tikrai bus degalinė. Tai pravažiavau ten tą kažkokią parduotuvę, servisą, nesuprasi, kas ten yra. Tai pasižiūrėjau, bet toliau nuvažiavau, sakau, bus tikrai kažkur degalinė. Bet pažiūrėjau, kad visiškai kuro jau nebeliko. Tai tada apsisukau, grįžau ten į tą parduotuvę, servisą ar kažkas. Matau, kad ant stalo sudėti buteliai su kūru, galvoju, ačiū Dievui. Tai pasiėmiau 2 butelius. Aišku, permokėjau, bet tikrai negaila. Žinau, kad dabar ramiai davažiuosiu iki ten, kur man reikia, nes dabar rodo pilną baką. Tai, žodžiu, biški buvo stresiuko, kad galiu užgesti vidurybę važiuojant. Bet galiausiai viskas gerai baigės. Dabar biški pailsėsiu kokias 5 minutės ir kaitinsiu toliau. Čia dabar iššokau į tokią kaip autostradą, ne autostradą, žodžiu, pagrindinis kelias, tai greitai važiuojas. Labai geras kelias iš tikrųjų, jokių duobių nieko, tai tik tiek, kad į kalną nuo kalno ir daug posūkių. Bet irgi turi savų pliusų, smagu važiuoti.
Dienos tikslas įveiktas, atvažiavau viešbutį, pasimsiu privatų kambarį, pasimsiu, sakau, dėl to, nes dar nieko neužsibukinau, čia atvariau vietą, nes per Agodą ten labai kažkaip painiai viską rodė, tai sakau, geriau atvažiuosiu vietą, pasižiūrėsiu kambarį ir tada pasimsiu. Tai kambarys kainuos man 12 eurų, tai parodysiu kambarį vėliau, nes laukiu, kol moteris ateis. Bet leidžia saulė ir noriu jums parodyti vaizdą, kokį turėsiu, nes paskui bijau, kad sutems ir nebeparodysiu. Tai va, tiesiai Mekongo upė. Super. Kambario turas. 3 lovos. Ir dušas. Nežinau, šitas 3 lovas susistumsiu vieną su kitą ir per visas 3 mėgausiu. O kas man? Labas rytas, 5 diena. Mėgojau pirmą nakties dalį labai gerai, paskui paryčiais, kai čia pradėjo viso kaimo gaidžiai giedot, tai prižadino, nes šitas namas popierinis vėl. Čia vienas po langais labai giedojo, tai sakau, prižadino vidury nakties, tai paskui paryčiais jau nebe kažką mėgau. Tai vėl nusivėlinu, iki dabar yra 9:40, bet jau deduos daiktus jau po pusryčių ir lėksiu trasą, laukia 170 km, rašo apie 5 valandas kažkur kelio. Prieš išvažiuojant dar užsipilsiu kūro, dėl viso pikto, kad nepasikartotų kaip vakar. Tai va, tai pakojos ir lekiam. Pirmas dienos sustojimas, nuvažiavau apie 30 km per 2 valandas. Kelias labai prastas, bet kokius kaimus pravažiavau, tai wow. Ta prasme, taip atsilikę civilizacijoje ir kiekvienas vaikas mojuoja. Man atrodo, jie turisto gyvenime dar nėra matę, tai visi laimingi, išsišiepę su šypsenom, važiuoju ir tiesiog šypsaus, nes, labai miela, labai. Ten dar vieną kaimą pravažiavau, kur būrys baltai apsirengę vaikų ėjo į mokyklą. Gaila, kad neturiu kokių saldainių ar kažko, kad paduot, tai reikės nusipirkti kitą miestę kažkokių saldainukų, kad sustot pavaišint vaikus bent jau saldainiais. O mano sustojimas pirmasis su tokiu vaizdu. Keliu droną. Toks jausmas, kad visą pasaulį matau. Ten toli kažkur matau Lietuvą, žinot. Problemytė. Sustojau, kad čia biškį persipako daiktus ir pasidėjau šalmą ant moco. Šalmas krito ir buvo ant šalmo viršaus užsiklevęs GoPro. Ir tas laikiklis lipo su čia kažkokia plasmasė nuo to šalmo. Tai tiesiog nebeprilimpa atgal laikiklis. O kito nepasiėmiau, nes galvojau, kad vieno užteks, kas čia prisikliuos ir bus visą laiką. Tai nežinau, gal rasiu mieste kažką 2 pusės lipnios juostos. Arba, nežinau, kažką reikės galvoti, kur tą GoPro primontuoti dabar.
Nebežinau, kelintas sustojimas. Sustojau, man iki vietos liko 48 km, 1,5 valandos. Nestojau šiandien ir pietų, kažkaip galvoju, važiuoju ir vietoj pavalgysiu vakarienę. Bet dabar biškį gailiuos, nes ganėtinai alkanas jaučiuos. Bevažiuojant sutikau 2 keliautojus, jie yra iš Olandijos, važiuoja su mocais irgi 250-iniais, tai jie mane aplenkė, ta prasme visiškai kitoks važiavimas. Jie važiuoja per tas duobės, lyg jų nebūtų, o aš ten vos velkos, tai kitą kartą reikėsim didesnį ir galingesnį. Nes su šituo tai kankinuos jau pradedu kankintis, nes jau ir čiurnos pereina, ir kelienai, ir užpakalis. Bet ką padarysi, kažkaip tai reikės pražiūrėti tos kilometrus. O dėl GoPro laikiklio ką padariau, tai aš turėjau su savim tokį laikiklį, kur ant krūtinės užsideda, tai šiandieną damušiu su tokiu laikikliu, nuvažiavęs į miestą pamėginsiu atrasti 2 pusės juostos ir tą lipduką pasikeisti naują ir rytoj užsikliuoti vėl ant šalmo. Nes kadrai ir vaizdai vis tiek kitokie yra nuo šalmo negu nuo krūtinės, nes su šalmu galiu pasukioti galvą ir jūs matysi daugiau nuo krūtinės, tai nieko. Tai kol kas tokia situacija, tai šiandien teks damušti su tokiu laikikliu, kokiu turiu. Kaip mane užknyso tas kelias. Duobė po duobės, akmenis po akmenų, ta prasme neįmanoma normaliai pavažiuoti. 20, man atrodo, max greitis, ant 10 visur velkės. Jau ir taip kojos nebelaiko, jau noris poilsio ir dar toks kelias, atsiprašant. Bent jau sustojau gražioj vietoj dabar.ตักเตือนแล้วก็แล้วมันมีกล้องนะบอกไหมบอกเราทำนี้ไว้ที่ขึ้นเนาะบอกเรา No, I'm okay. มันไปซะเนาะ เราก็แล้วเนาะบอกไว้นี่ทำนี้ แปลไม่แปลภาษาให้เรา เฮ้ยมาทางนี้นี่บอกโอเคเลย Hotel. Here, hotel. Hotel. Yeah. Here. Look. นี่นี่บอกโอเค Okay. ไม่จะลองอย่างเดียว Okay. So, yeah? ลอง Okay. เบิ่งป้ายพี่ Ten tą vieną gatvę aš mačiau, kad yra vienpusė, viršui buvo ženklas. Bet aš pasižiūrėjau Google Mapsus, kad čia prie pat tas viešbutis, dzin, važiuoju prieš eismą, čia laosas, čia iki taisyklių nėra. Ir ką, važiuoju, kaitinu aš ten gal 60 ir girdžiu jau švilpę švilpukas ir žiūriu priekį policiją. Galvoju, va dabar tai pribrydau, kaip turi būti. Susistabdė, nulipau nuo moco, nusėmiau šalmą, sako, sėsk. Aš ten rodau, sakau, nesėsiu, užpakalis skauda po kelionės, sakau, pastovėsiu. Tai aš ten nespratau, kas buvo realiai. Žiūriu aš juos, jie žiūri mane, pasižiūrėjo, koks aukštas, kažką, sako, čia nevažiuok, nes prieš eismą važiuoji. Aš ten parodžiau rankom tada, kad aplinkui važiuot, sako, jo, per aplinkui. Atsisėdau ant moco ir išvažiavau. O aš jau buvau įsitikinęs,
kad ta prasme skaudžiai mane nuskausmins senai. Bet pasirodo nieko blogo. Ta prasme, šiandien važiuot, belenkaip išvarginu, nes kelias toks prastas buvo, ta prasme, visiškai nepavažiuosi greičiau ten 20 km per valandą. Tai ir į kalną, nuo kalno ir tos duobės, ant galo jau sakau, jau net psichiškai paveikia tos duobės, galvoju, užknyso, duokit man greičiau asfalto. Tai galiausiai ten paskutinį 20 km jau šokau normalų kelią, bet iki tol tai ten prasikeikau. Jau net nebegalėjau moco, tiesiog variau, visas purtaus, krataus ir nesvarbu, man dzin galvoju, greičiau vežkit mane viešbutį. Tai va, dabar einu valgyt, nes belenkaip valgyt noriu, pietų nevalgiau. Tai jeigu vakar sakiau, kad esu netoli sienos, tai šiandien esu visiškai prie pat sienos. Ta prasme, mane ir Tailandą skiria Mekongo upė. Tai kitam krante Mekongo upės jau Tailandas. Labas rytas, pradedam 6 dieną. Tai vakar iš tikro atradau parduotuvį 2,5 lipnios juostos ir prisiklijavau prie šalmo tą laikiklį vėl. Aišku, nežinau ar laikys, bet tikiuosi, kad laikys. Tai problemą išsprendėm. Aš jau realiai viską susipakavęs, beliko apsirengt ir važiuojam. Šiandien iš tikro pradėsiu anksčiau. 9 realiai išvažiuosiu, nes 7 vėl gaidžiai mane prikėlė. Čia po langais pradėjo giedot. Tai galvoju, atsikelsiu iš butelio, paleisiu, kad užsikištų. Bet galvoju, gerai, ačiū, kad prižadino, šiandien vadinasi anksčiau pradėsiu. Tai va. Pirmas dienos sustojimas, nuvažiuota realiai beveik pusę kelio, apie 70-80 km, liko apie 90. Šiandien labai lengvas maršrutas, vien tik asfaltuotas kelias, be duobių, realiai autostrada, tai ir kaitinu. Turėčiau vietą atvažiuoti apie 1 dienos, bet ir džiaugiuosi, nes po vakar maršruto, tai čia tik ir džiaugti šiandien tokiu keliu. Ir ką jūs galvojat? GoPro laikiklis laiko. Dar kol kas nepamečiau, tai tikiuosi ir nepamesiu. Tik pašnekėjau, kad GoPro laikiklis laiko. Nebelaiko. Uždėjau GoPro ant šalmo ir va taip padėjau ant moco ir ką tik GoPro tiesiog nukrito. Tai svorio tikriausiai net laiko, bet vėja atlaiko. Tai vis tiek liuosiu ir vis tiek dėsiu, turėtų atlaikyti. Žodžiu, liko tram 7 km, apie 40 minučių. Čia dabar sustojau biškių prigult. Nežinau, čia kažkoks namukas prie kelio stovi. Tai nedidelis šitas namukas toks poilsio. Tai priguliau, pailsėsiu biškių ir damušiau. Vietoj turėčiau būti apie 1:30. Tai nėra tai blogai, daugiau poilsio šiandien bus. Tai ką, atvažiavau savo homestay, kambario turas. Įeini, didelė dvigulė lova ir va, vonia. Visai neblogai, už naktį 11 eurų tik tai. Ir tada čia toks vakiemas. Tai šiandieną buvo ganėtinai lengva ir greita diena, gan greitai aš atvažiavau. Visą dieną realiai praleidau lovoj, montavau video šitą, kurį dabar žiūrit. Ir dabar sutemo, aš baigiau montuot
ir sugalvojau, kad reikia kažką paveikti. Tai radau vietinę tradicinę pirtį, žolelių pirtį. Neatrodo labai higieniškai ir ten labai gerai, bet reikia išbandyti, pasižiūrėti kokios jų tradicijos, nes ne kiekvieną dieną pavyks kažką nuveikti daugiau apart važiavimo. O kadangi šiandien gavos tokia relakso diena, tai ir užbaigim šitą dieną su relaksu, tai varom pasižiūrėsim, kas ten toj pirty gero. Žodžiu, atvažiavau čia į tą pirtį, pagal Google Mapsus rašo, kad va, čia prie pat. O čia viskas uždaryta, niekas neveikia. Tai visgi radau tą sauną, buvo pasislėpus už kampo. Nežinau, pasėdėjau ten kokį 15-20 minučių. Nesukaitau labai smarkiai. Davė čia dabar arbatos atsigert. Tokios va, nežinau, ragaujam. Be skonio. Tiesiog karštas vanduo su spalva, o kvapą pirties viduje apibūdinčiau degėsio su degančių šienų kvapą. Tai, tiesiog degėsis realiai. Nėra karšta, tai nieko gero. Europai pirtis geresnis. Aš dar jums parodysiu dušą, kaip nusiprausiau. Tai ten yra šaltas vanduo, čia yra karštas vanduo. Ir va taip va nusiprausiu. O čia va daro masažus ant šitų stalų. Ir va ten va yra vyrų, o ten yra moterų pirtis. Bet man atrodo dabar veikia tik tai vyrų, nes į vyrų pirtį atėjo 2 moteris ir 1 vietinis vyras. Važiuoju namo ir papasakosiu tada detaliau, kaip čia kas apie savo patirtį. Bandžiau aš ten prifilmuotos medžiagos iš pačios pirties, bet ten per daug garų, plus visiškai jokios šviesos, tai ten, ta prasme, nieko nesimato, tik tai garsas, kaip aš šneku. Ir tai prastas, nes naudojau kameros mikrofoną. Tai dabar trumpai papasakosiu apie tą pirtį. Pati pirtis viduje nėra didelė, maks tilptų kokie 4 žmonės, ten metras ant metro realiai kambariukas. Jinai yra garinė, labai daug garų, garai kyla iš žemės. Realiai visos pirties ritualas yra labai panašus į lietuviškos pirties. Tik tiek, kad kvapas įėjus į tą pirtį, nežinau, man tai jis nepatiko. Po pirties man, sakau, net pykint pradėjo nuo to kvapo, toks jausmas apsirūkęs būčiau. Nežinau, gal ten jau į dienos pabaigą jau susinaudojusios to žolelės, bet toks degėsio ir toks šieno kvapas sumaišytas. Pasidomėjau, kas ten per žolelės, tai dabar paskaitysiu, kokios žolelės buvo. Tai buvo citroninė, kafirinių laimų lapai, imbieras, galangalas ir ten kartais įdeda tam tikrų vietinių augalų. Prieš einant į pirtį duoda tokį sarongų, kaip skara, rankšluostis labai plonas, apsidengi save ir eini nuogas į pirtį su tuo sarongu. Po pirties išėjus duoda arbatos atsigert. Pati pirtis, realiai tas pats principas kaip ir Lietuvoje, turėtų padėti po fizinio krūvio, atpalaiduoti, nuimti stresą ir žodžiu. Tik tiek, kad aš ten toj pirtį sėdėjau 15-20 minučių, vaizdo įraše matos, kad aš ten visas šlapės, bet ten neprakaitas realiai, o nuo garų tiesiog. Nes pati pirtis nebuvo karšta, ten, sakau, prasidėjau visą tą laiką, tai nesušilau normaliai. Nes laukia 12, gal 14 šilumos, tai išėjus buvo šalta. Ir kai ten prausiau su tuo karštu vandeniu, tai tas karštas vanduo buvo šiltesnis negu pirty. Ir paskui grįžus čia į viešbutį dar kartą ėjau į dušą, nes, ta prasme, visas smirdėjau ten tom žolelėm ar kažkom. Ir vis tiek nusiprausęs, vis tiek dar jaučiu tą kvapą. Tai nežinau, žiūrėsim rytoj, gal kažkoks magiškas bus pojūtis rytoj ryte. O dabar prieikim prie kitos dalies, tai yra kiek nuvažiavau per visą jau laiką ir kiek kilometrų nuvažiavau per šitą video. Šitoj nuotraukai matot mano visą maršrutą, kai išvažiavau iš Vientianę ir atvažiavau į dabartinį miestą. Tai iš viso nuvažiavau 925 km. O šitoj nuotraukai matot, kiek man pavyko nuvažiuoti per šitą video. Tai iš viso atstumas yra 527 km. Jeigu dar žiūrėjai iki šitos vietos ir nesi užsiprenumeravęs, tai užsiprenumeruok mano kanalą. Man tai reiškia dabar labai daug ir susitiksim tada už kelių dienų kitam video. Čiau.